kiniečių tauta, mus daugiau ir daugiau. Gerai, pavaidinsiu, kad aš moku valgyti su pagaliukais. Nė velnė, aš nemoku, kažką sakau. Sveiki, fantastikos mėgėjai. Šiandieną mes pabandysim pajausti dalelę Kinijos. Tas dalelis Kinijos įsikūręs tarp Leicester Square ir Soho. Welcome to Chinatown. Na gerai, pradedam nuo pat pradžių. Chinatown pradėjo kurtis 1950 metais. Taip, yra naujasis Chinatown. Senasis Chinatown, jisai buvo East Ende, kur dabar yra Limehouse. Jisai garsėjo opiumo kambariais, ten kur apsitarčelinė sėdėdavo viduj, nelegaliais kazino, visokiais prostitucija. Nu, vienu žodžiu, linksma vietelė buvo, bet nėra ko norėt, nes kiniečiai pagrindė buvo jūreiviai. Jūs aišku paklausit, o kas su juo nutiko? Nu kas nutiko? Kaip ir kiekvienam mano video iš Londono atskrido vokiečiai, jis nešiojo visą per karą, susprogdino. Tai va, po karo visa kiniečių bendruomenė, tarp kitko, jinai yra uždara, jie nelenda į politiką, nelenda į šou kažkokią, dar kažką. Pas juos pagrindė yra šeimos verslai, uždari, maži, gyvena savo rajone. Tuo metu tai buvo nebrangus rajonas ir paprasčiausiai galėjo jisai savo tai leisti. Tarp kitko, savo statusą kaip Chinatowną šitas rajonas gavo tik 1985 metais. Kai Londonas pripažino, kad jisai iš tikrųjų toks yra ir toks egzistuoja. Už mano nugaros, va šičia, dabar matote, Paifang. Tai yra vartai, kurie yra ties kiekvienu įėjimu į Chinese Towną. Tarki atbrėžia ribas, kur yra Chinese Townas, kur yra ne Chinese Townas. Miesto vartai, kitaip tariant. Čia tik tai rajono vartai. Žengiam per tuos vartus ir einam apsižiūrėti, kuo čia garsėja šitas rajonėlis. Pirmas dalykas tai kavinių gausa. Kokiu nori ir kiek nori čia jų yra. Kam patinka kinietiškas maistas, tai bus toks vaizdas, kad numeriai į rojų atsikėlė. Visose šonuose, vien jų maistelis. O davai užeinam į vieną iš jų. Suvalgysim tradicinę antelę. Užsisakėm anties, va šitos va anties. O čia bus geras. Kalsim arbatėlės, pavalgysim antytės ir eisim toliau. Aš atsimenu anksčiau tas va visas antis, kur kabėdavo. Jos dar būdavo su snapais, su pelekais, su viskuo. Ten vaizdas iš viso geras būdavo. Bet dabar kažkodėl tai nėra jau to. Lela, ančiukas. Geriau negu ten kabantis atrodo, ar ne? Kaip jums atrodo? Tarkit savo žodį. Gerai, pavaidinsiu, kad aš moku valgyti su pagaliukais. Nė velnė, aš nemoku, kažką sakau. Graibaliau 30 sekundžių tos ryžius. Paulelis sotus, pilvelis pilnas anties ir tos žalios arbatos. Gal tai geriau nedainuok. Tarp kitko, aš žinau kinietišką dainą, aš jums padainuosiu ją vėliau. Už mano nugaros antrieji vartai. Kas turit jautrią klausą arba tokią psichiką biškį jautresnę irgi tokiem visokiem dalykam, tai dabar užtildykit, ta prasme, pritildykit savo, ne šitai, pritildykit greičiausiai telefonų, žiūrit, taip knopkę žemyn paspauskit, kad garso nebūtų. O aš dainuosiu dabar, žinokit. Už ženšenio kalnų saulė leidžias pamažu, mus kiniečių tauta, mus daugiau ir daugiau, tai graži mūsų kalba, kiau, 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 kiau. Kas čia jūs man geriau papasakokit? Kepiklėlės, hebra, kinietiškos kepiklėlės ir jų bulkutės, bandelės ir taip toliau. Jūs neįsivaizduojat kokio skonio. Tai viena iš jų. Nu, viduj nepafilmuosiu dėl žmonių kiekio, bet kvapas. Mano mėgstamiausias iš tenai yra su žalia arbata, bandelės tokios didelės, išsipūtusios tokios, kaip pulverstukas. Ta gerumo tai, o lela. В общем, žalios arbatos skonio bulka. Žibintai visur jų. Dabar tai tokia, turistinė atrakcija, turistinė vieta. Centrinis Londonas, nėra ko norėt. Trafalgaras šalia palei pat. Leicester Square. Kažkada čia buvo jų gyvenamas rajonas. Pilnas siaurų gatvelių visokių. Dar irgi vienas iš požymių yra Chinese Town'am.
Čia ne į temą, bet vis tiek, ta prasme, kaip anglai mėgsta stovėti prie barų. Jie stovi pastovi. Pažiūrėkit, koks fainas padarė alų pasidėti. O čia tai geras. Pats kvartaliukas, jisai nėra didelis, jisai mažas yra. Bet jeigu tu nori kažko išskirtinio, ta prasme tiek pasižiūrėti, tiek pavalgyti, nu, tai stipriai rekomenduoju. Tai va, fantastikos mylėtojai. Toks trumpas pažintinis šviečiamasis video gavosi. Einam į kokį barą pasidėti. Tokia alelę įkalt, bokaliuką. Tradiciškai. Čia pabas Vaxi Little Sister vadinasi. Čia man vienam, ar iš tikrųjų čia biškai pedofiliškai skamba kažkaip tas pavadinėlis. Gal čia tik man vienam, tai velniai žinai. Eisim į Vaxi Okūnors. O, čia man jau pradeda patikti. Vau. Vau, vau, vau. Baras, aišku, ne kiniečių. Baras yra airių, man rodos. Nu, bet esmės tai nekeičia. Šiaip tai neblogas, toks įdomesnis biškai. Zakamurkių, visokių praėjimų, ėjimų. Einu, pabandysim tą balkonėlį susėsti. Tokį nežiūrėjau, neblogą gan. Oh, no. Šiandien ten, per kur atėjo. Tas balkonėlis čia turbūt. Jo. Tik jisai uždarytas. Maža problemėlė. Na ką, atėjom į finišo tiesiąją. Porą valandų pasivaikščiota, laikas praleistas gerai. Stipriai rekomenduoju, jeigu būsite svečiuose. Tai ką, ačiū labai, kad žiūrėjote ir iki sekančio. Bye!